Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ugniau atrodo, kad solidžiai įsilieja Arizonos komandos žaidimą, kaip apibūdinti pats šį procesą? Sunkus tas procesas, nežinau, tos po metų pertraukos, kai visiškai to kamuolio neliečiu beveik visus metus, nebuvo lengva ir psichologiškai, ir fiziškai, bet nežinau, po truputį vis, manau, tobulėjo į priekį, komandos draugai daug padeda ir Motiejus labai daug, nežinau, kažkaip ir gerai. Kaip ir užsiminį praėjusią sezoną beveik nežaidys dėl nugaros traumos, galėtum išsiplėsti, papasakoti, kas tam buvo per problema ir ar nejauti padarinių jos? Gal per daug plėstis nenoriu, bet turėjau kaip ir, nežinau, rugpjūčio mėnesį gavau tą traumą, realiai visus metus taip ir prasidėjau dėl jos. Ir nežinau, dabar jaučiuosi gerai, aišku, nesu dar pilnai 100%, bet normalu turbūt, nes tiek sportuoju tik 2 mėnesius. Nežinau, manau, viskas bus gerai. Kaip apskritai perskėlė į Arizoną, kaip atėjo tas pasiūlymas? Tai turbūt, kad svarbiausia buvo šiais metais nedaryti per daug, vis tiek reikia įsivažiuoti į tą ritmą. Arizona atrodo gera vieta, padėti Motiejui, būti tas bėgas ir nežinau. Tuo labiau stumdausi prieš turbūt to 15 šaukimą kitais metais, tai manau viskas labai gerai. Kalbant apie tavo tinkamumą NCAA, ar artėjantis sezonas bus paskutinis tikrai tavo? 100% jau paskutinis ir laukiu grįžti. Apie šias rungtynes dar trumpai pasistumdė ir su Minetu, ir su Matejūnu, kokia patirtis? Labai smagu, ypač su Matejūnu, vis tiek jo highlightus nuo vaiko dienų žiūrėdavau. Tuo labiau dar vasarą buvau pasportavęs su juo truputį, tai nežinau, labai smagu ir labai gera patirtis. Kai sportavai su juo, ką jis galbūt daugiausiai akcentavo, bandydamas tavo vietą? Tai post-upas, vis tiek jo tas grajas nugara yra kažkas tokio ir nemanau, kad daug lietuvių taip moka žaisti kaip jis. Čia turbūt faktas. Pabaigai gal koks dabar planas tavo ir Matiejaus, ar kartu vykstat į Ameriką su komanda, ar liekat namie truputį pailsėti? Ne, Motiejus su komanda skrenda į Ameriką, aš važiuoju į Vokietiją 3 dienom, dar pasidaryti truputį treatmento nugarai ir nežinau, ir tada prasidės mokslo metai ir prasidės sezonas. Ar šiandien treneris išleis natinį klubą Alytui gimtąjį? Ne, Alytui mes neliekam, važiuojam atgal į Kauną ir 3 nakties išjudam. Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.